Sveiki visi, su jumis Ingrid, neurografikos specialistė ir šiandien mes pateiksiu aš jums iš tikrųjų vieną praktiką susijusią su pozityvu. Pozityvas. Ir imsim praktiką. Iš tikrųjų, jinai labai keistai pas mane atėjo. Jinai yra praktika ne mano, Stevo Gutenbergo, tai yra iš tikrųjų aktoriaus. Ir jisai, vienam savo video yra pasidalinęs, kaip jisai praktikuoja, kaip išeina į pozityvą. Ir aš dabar aktyvuosiu ir truputėlį papasakosiu. Iš tikrųjų visą tą Stevas Gutenbergas savo video pasakojo tai, kad jisai vieną sykį stovėjo ir laukė traukinio. Ir jisai nusprendė, kad vietoj to, kad aš laukiu traukinio, sakysiu, pas mane yra galimybė laukti traukinio. Tai prasme, esmė pas mane yra galimybė. Pas mane yra galimybė, pavyzdžiui, važiuoti su autobusu. Pas mane yra galimybė susitikti su draugais. Pas mane yra galimybė gerai praleisti laiką. Ir iš tikrųjų, tiesiog galim, galimybė. Čia vietoj to, kad aš laukiu kažko ar aš darau kažką, tiesiog aš turiu galimybę, tarkim, pasimėgauti kažkuo kitu. Ir šitą praktiką iš tikrųjų, jeigu jūs pradėsite daryti, jinai labai iš pažiūros labai paprasta, bet bent jau man, jinai kelia tikrai labai geras emocijas. Ir paskutiniu metu aš ją tiesiog išbandau ir iš tikrųjų jinai man pasiteisina. Tiesiog pas mane yra galimybė ir tam, pas mane yra galimybė ir anam. Ir vien tai, kad pasisakai, kad tu turi galimybės, nes didžioji dalis iš tikrųjų taip, didžioji dalis net tos galimybės neturi, tarkim, važiuoti visuomeniniu transportu arba važiuoti mašina su savo nuosavą. Taip. Tai jo, vien keičiant mąstymą su tokiu, pas mane yra galimybė. Tarkim, pas mane yra galimybė dabar padaryti video ir man iš tikrųjų jau viduj kyla tokios labai geros asociacijos, nežinau kaip pas jūs. Bet man kuo labiau aš savo pasisakau, tuo man yra iš tikrųjų smagiau. Toks nenukrenti į tą tokį, kažkokį kitokį, tavo, kaip sakyti, vibracijų diapazonas tampa truputėlį kitoks ir tu pakilėjai šiek tiek virš tos galimybės, virš viso to, kas yra kasdienybės, vadinkim taip. Nes labai yra kartais svarbu turėti tiesiog galimybės ir jas pastebėti. Ir kai aš šitą praktiką išgirdau, buvo vieną dieną tikrai buvo liūdnoka, galiu pasakyti atvirų tekstų, ir man jau tikrai vienu momentu norėjosi verkti, bet aš kai pradėjau savo sakyti, aš turiu galimybę, ir tam, aš turiu galimybę ir anam. Tai iš karto, emocinis bent jau fonas tikrai jisai keičiasi ir labai norėčiau, kad jūs pasidalintumėte komentaruose energijų mainams, kaip pas jums su šita praktika, bent jau vieną dieną pažaiskit. Kaip sakau, pažaiskit, padarykit tą praktiką visur, ten, kur aš pavyzdžiui, laukiu kažko, tai aš turiu galimybę kažkam tai kitam. Arba kai nelabai norisi kažko daryti, tiesiog pasisakai, kad turi galimybę, tai tarsi šiek tiek pakilėjai ir tiesiog savaime norisi eiti ir padaryti. Bent jau man. Taip, kad galite tiesiog aktyvuoti kitą piešinį, paimti, vesti liniją ir sakyti, pas mane yra galimybė, tam yra, pas mane yra galimybė, taip yra. Žinokit, labai įdomus toksai paprasta technika, tiksliau praktika, bet jinai tikrai duodanti tokių labai gerų rezultatų. Tiesiog vedat liniją ir pas mane yra galimybė bendrauti su žmonėmis. Nes daug kas galbūt ir tos galimybės neturi su kažkokiais tai įdomiais žmonėmis pabendrauti. O pas mane yra galimybė padaryti skanų tortą ir tiesiog tiek atsikepa pyragus ir nudžiuginti kažką tai. Nes kartais mes tiesiog ieškom tų galimybių ir kaip apsidžiaugiam, kai jas turim. Baigiu aš suapvalinti. Tie, kas žiūrėjo, tai tiesiog nesvarbu, nepiešė to, pasiklausę, vis tiek parašykit komentaruose, kaip jums. Jei dar kils klausimų kažkokiu, tai rašykit. Galėsim padiskutuoti. Dabar aš tiesiog pagal neurografinį piešinį yra archetipavimas, tai reiškia spalvinimas. Ir aš tikrai tik tai vieną spalvą suaktyvuosiu ir dabar galvoju, kokią aš čia norėčiau. Aš šitą norėčiau spalvą. Tiesiog, labai graži. Galvoju apie kitokią, bet tiesiog yra. Aktyvuoju vieną spalvą, galutiniam variante bus išdėtas mano Facebook'e. Komentarą paposto tvarkingai. Taip.
aktyvuoju šiek tiek. Neužmirškite gerti tie, kas piešia vandens. Stebėkit, kas vyksta jūsų kūne. Pas mane tai labai faina tokia savijauta, labai gera būsena. Vat, tokia minkšta. Papieškit. Padarykit. Na va. Nu, spalvinti tai čia galima užsidarysti labai ilgai. Tai va, ir dabar mes šitą yra galimybės. Ir tiesiog lai pozityvas liejasi per visus kraštus. Na va. Šiam kartui tada bus tiek. Ir dar šią savaitę buvau prisižadėjęs dar pasidalinsiu patirtimi ir ritualais. Ir gal dar kažką sugalvosiu, pratęsiant temą apie pozityvą. Na va, kažkaip tai čia labai įdomi čia gavosi. Okay. Na kągi, su jumis buvau aš, Ingrid, ir lauksiu jūsų komentarų. Ate.